Sveiki, čia yra Lukas iš riedis.lt ir šiandien jums noriu pristatyti du mažylius, bet galingus, raumeningus mažylius. Vėliau bus ir gyvo video važiavimo testai, pamatysite ir emocijas, kas nustebino, kas irgi nustebino ir kurie dalykai patiko, kurie nepatiko. Taigi pristatau Riding Times GT54, elektrinis, mini, krosinis jūsų draugas, kuris gali padėti įveikti įvairias įkalnes, įvairius reljefus ir gerai praleisti laiką. Ekstrymas. Kas mėgsta ekstrymą, kas jauno amžiaus, ar tėvai, ar vaikas prašo. Čia yra šiek tiek paprastesnis variantas, kuris leidžia ir pajudėti su pedalais. Kulux X9 Mini. Taigi Kulux X9 Mini elektrinis dviratis su krosinio motociklo elementais ir pakaba. Taigi įdomus daiktas. 500 W variklis, lyginam su Riding Times GT54 1000 W variklis, baterija 16 Ah išimama, baterija 27 Ah išimama, taigi gali įveikti net iki 100 km šitas žvėriukas, o šis iki 80 km. Be abejo, baterija gerokai mažesnė, bet tai paskaičiuota, todėl kad yra asisto funkcija, pagalba minimo, jūs minate, jums variklis padeda pagal 1, 2 arba 3 pagalbos lygio nustatymą. Čia irgi yra eko režimas ir toliau jau boost, sport ir turbo režimai visokiausi. Kulux X9 Mini dviratyje yra diskiniai, priekiniai ir galiniai stabdžiai, be abejo priekinis galinis amortizatorius, o Riding Times GT54 yra toks tikrai tvirtas galinis amortizatorius, su mano svoriu jokių visiškai net nebuvo minčių, kad suveiks amortizatorius iki galo ar panašiai. Na ir čia be abejo jau hidrauliniai stabdžiai. Na, o kam šitas modelis per mažas, atsiminkite, kad yra populiarusis GT73 iš to pačio Riding Times gamintojo. Abudu daiktai verti dėmesio ir šiek tiek skirtingiam poreikiam, bet atlieka panašią funkciją ir suteikia panašų jausmą, o mes tokius daiktus ir perkam dėl jausmo, dėl emocijos. Taigi, užteks čia kalbėti, pasižiūrėkime realų važiavimo video ir mano įspūdžius. Na ką, pasiruošiam test drive'ui ir išbandykime pirmą GT54. Eko bėgis, viskas tvarkoj, legaliai, iki 25 km per valandą. Va, kaip tik duobės, pažiūrėsime. Eik tu savo, nieko nejaučiu blogo, visiškai. Labai komfortiškas daiktas, 25, nu dabar suspaudaliojus tam tikrus mygtukus, pabandysim biškį rimtesnį. Turbo režimas. Nu, žodžiu, net nesakysiu, bet greičio yra, o šiaip jis skirtas offroadui didelėse teritorijose, jeigu turit sodybas, visą kitą, vaikai auga, vaikai linkia prie sporto. Nežinau, kam patinka ten benzino kvapai visokie ir kitokios frazės, tai galbūt ir netinka, bet mes biškai iš kito pasaulio, tai mums čia yra kosmosas. Čia aš vaikas. Wow. Na, visas specifikacijas rasite internete, visas galimybės tokių daiktų, o šiaip jausmas važiuoti yra geras. Praktiškai aš nesijaučiu ant jo kaip labai didelis. Jaučiuosi netgi patogiai. Aišku, aš esu 1,77 m, ne 1,90 m, tai turbūt čia šuo pakastas ir yra, bet vis tiek vidutinis ūgis ant tokio netgi daikto normaliai. Jaučiamės normaliai, važiuojam per visokius miškelius, jokių problemų. Vienintelis dalykas, ką man reikia saugoti, tai tik tai šią kamerą, kuri dabar mus filmuoja ir kuri šiuo metu tiesiog eglės šakas kabina. Super komfortiškas daiktas, komfortiškas amortizatorius ir priekinis ir galinis, jokių barškėjimų net važiuojant per tokius kelius, jokių barškėjimų. Riding Times stebina. GT73, aišku, visi turbūt žino tą modelį, jau didesnį, kaip krosinis motocikliukas atrodo, jisai ir su pedalais.
Todėl 1000 vatų 25 greitis yra elektrinio dviračio mikromobilumo, sakykime, priemonė. O čia taip į kalniuką 45, nuo kalniuko ir virš 50. Tai įdomus daiktas, reikia gero šalmo tokiems daiktams, niekada negalima be šalmo važiuoti. Nu, būčiau aš vaikas 14 metų ar ten panašiai, tai mokyčiausi, pamokas daryčiau mėnesį laiko, turbūt be perstojo nuo ryto iki vakaro, kad tik tai jį gaučiau, nes tai yra tavo laisvė judėti, tai yra Riedis LT, tai yra tai, ko mes džiuginam, ko mes stebinam, ko mes padedam žmonėm. Ir visa tai yra be garso ir be kvapo. Kulux X9 Mini, ten buvo GT 54, nustebino. Čia biški minkštesnis amortizatorius. Minti. Va. Minu ir asistas padeda, pagalba padeda. Aišku, jau per greitai padeda, reikia labai greitai pedalais minti. Gazas. Tai šitas daiktas yra saugesnis, posūkiai yra saugesnis, legalesnis. Greitis 32 km per valandą. Su ribotuvu be abejo iš dėžės išpakuotas 25 km per valandą, elektrinis dviratis, viskas legalu visoje Europoje. Ir į miškelį nuvažiuoti, ir ant bortų užlipti. Garsų jokių nėra, bet galima ir truputėlį pajudėti, paminti vaikui, tuo pačiu išvažiuoti ir į bekelę, ir į asfaltą. Taigi šiek tiek kitokio galbūt tipo produktas. Mažiau šiek tiek sporto, tokio galbūt ekstremalaus, daugiau galbūt judėjimo, bet tuo pačiu leidžia galimybę, sakyčiau, mažesniam galbūt vaikui galima būtų pradėti nuo šito, o jau jeigu ekstremo noras atsiranda, tuomet jau GT 54. Tai abudu yra variantai verti dėmesio, šitas irgi labai įdomus, taip smagiai važiuoju, dabar minutos pedalus, amortikas kietesnis priekinis, dabar pajaučiau amortiką, ant GT 54 nieko nesijautė, per jokias dobes, absoliučiai. Tai jo, tai ir kaina šito yra mažesnė, tai viskas atitinka savo, kaip sakant, taip kaip turi būti viskas. Super daiktai, super. Grįžom, nusifilmavom, išbandėm, patyrėm gerų emocijų. Jeigu jūs norite patirti tokių pačių emocijų, užsisakykite šios prietaisus www.riedis.lt, o jeigu norite išbandyti, jeigu norite pajausti, pačiupinėti, atvykite į mūsų saloną Vilniuje, Kalvarijų gatvė 269. Tai lauksime jūsų čia ir važiuokime su elektra. Riedis LT, tavo laisvė judėti. Iki. Riedis.lt, tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269, Vilnius.